Justinai, mano draugiai planuojama yra kelio artroskopinė operacija dėl menisko plyšimo. Ką mums reikėtų pasiruošti po? Jums pagrindė reikėtų pasiruošti, turėti su savim ramentus, nes po operacijos priklausomai nuo rezultato atsiųsim meniską ar iškirpsim, ar leisim mint ar dalinai, ar pilnai neaišku, tai pasakysim po operacijos, bet ramentai turi būti. Kelio sąnario įtvaras, jisai yra Lietuvos piliečių kompensuojamas, tai po operacijos jisai dažniausiai pritaikomas, atvežamas specialios įmonės, kurie jum ir uždės ir pasakys, kaip naudotis. Tai vėlgi priklausomai nuo operacijos, ar tai bus ilgesnis ar trumpesnis periodas ir visą kitą vaistus, režimą ir vis, ko reikės iš dokumentalės dalies, paaiškinsiu po operacijų. Tai viską dažniausiai sužinom po tam tikro operacinio rezultato. Kad padaryti perrišimus, visus dezinfekavimo dalykus, kažkokius pleistrus. Jų neštis į ligoninę nereikia, jūs nusipirksite vaistinę po to su paskirtais vaistais. Tai aišku, kad perrišimas bus reikalingas po operacijos, tai jo susirūpintis tai dienai, aišku, man nereikia.